O dabar klausim savo draugą, brangiausią ir mieliausią Antanėlį. Antanuk, tu išjungsi tą posūkį, kada ar ne? Čia jau labai negerai. Taip darant tatuiruotės. Karlus Antanukas. Blizga. Panelę nuplau. Žiūrėk, ir antrą batą Antanukui nuleido, nu. Senovės išmintis sako, girdi Pauliau? Girdim. Kad jeigu ratą nuleido, reikia jį sudrėkint. Aha, tikrai veikia. Antanukas vėl kaip naujas. Važiuosim pas mergas. Dabar savo mylimą Antanėlį mes papuošime gražiais lipdukais. Kapitonas lipduku papuoš Antanuko kairį šoną, o vyriausias dizaineris tuo metu puošia dešinį. Nu, man kaip būgnininkui ir režisieriui beliko užklijuoti paskutinį lipduką ir papuošti Antanuko galą. Ajajaj, Antanukui. Antanuką išmaudė, matyt, užpylėm žvakes. Ką daryt? Galbūt reikia remontuoti? Jo, reikia į babiną lyst. Antaniukas užkuriamas viešbučio kambario raktu.